Nemaišykite štai šių dviejų ženklų. Čia yra minimalus greitis, kurio reikia laikytis, galima važiuoti greičiau, bet ne lėčiau. Čia yra rekomenduojamas greitis. Tai nesumaišykite šių dviejų ženklų. Zona. Kasgi yra su zonom? Jeigu paprastas draudžiamasis kelio ženklas, jis galioja iki artimiausios sankryžos, jeigu sankryžos nėra, iki gyvenvietės pabaigos. Tuo tarpu, jei yra zona, pravažiavus šį kelio ženklą, kur bevažiuotumėt, kur besisuktumėt, visur galioja šis apribojimas. Jis galioja iki tol, kol pamatysite zonos pabaigą. Įvažiavote, vadinasi, kol neradote P, kur ten galima sustoti, štai jis galioja štai šis ženkliukas. Tunelis. Va, vėlgi du ženkliukai, tunelis ir tunelio pabaiga, kur vėlgi truputėlį yra toks vienas mažas niuansas. Taigi, pirmiausia, pradėkime gal nuo to, kas yra draudžiama tunelyje. Draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti, sustoti arba sustojus stovėti. Jeigu įvyko eismo įvykis, jeigu kažkoks kamštis ar viskas tam, kad nenusinuodytumėt smalkėm, sustojus tunelį dėl kažkokių kitų priežasčių iš karto privaloma išjungti variklį. Tai štai toks vienas niuansas, tai yra kada kas yra draudžiama tunelėje. Antras dalykas, tai yra tunelio pabaiga. Ir štai atkreipkite dėmesį. Tai vieta, nuo kurios negalioja tunelio reikalavimai. Kitaip sakant, tunelis prasideda ne kai įlendat į tamsą, jis prasideda nuo šio kelio ženklo ir tunelis baigėsi ne kai išvystat šviesą, o būtent nuo tunelio pabaiga ženklo. Čia po šiuo ženkliuku gali važiuoti elektromobiliai.